Atėjo laikas apie darbuotojų ir organizacijos sinergiją kalbėti žmogiškai. Paklausyk, šiandien būtent tai ir darome čia, tinklalaidėje Žmogiškai. Sveiki, tinklalaidė Žmogiškai klausytojai ir žiūrovai. Sveikinuosi aš su jumis Justė Pakėnaitė-Dailytkė, tinklalaidė Žmogiškai vedėja. Su manimi šiandien Triple O Consulting konsultantė, augimo požiūrio lektorė Indrė Kontrimienė. Labas, Indrė. Sveiki visi, labas, Justė. Labai smagu, kad aš šiandien prie mūsų prisijungi ir suradai laiko pakalbėti tokia įdomia tema, pasidalinti savo patirtimi, parsivežtai iš mokymų. Tai šiandien iš tikrųjų kalbėsime apie daktaro Joe Dispenzos mokymus, kuriuose buvo Indrė. Tai daktaras Joe Dispenza yra New York Times bestsellerių autorius, tokių kaip Jūs esate placebas, Atsikratykite įpročio būti savimi ir kitokių knygų autorius. Šitos knygos tikrai yra išverstos ir į lietuvių kalbą, tikrai galima paskaityti. Tai tyrinėtojas, dėstytojas, kurio tyrimai paskatino sukurti praktinę formulę, padedančią žmonėm pakeisti savo gyvenimus, savo įpročius. Tai kas šiandien žiūri, klausytojams sakau gyvai, kas žiūri, tai drąsiai galite uždavinėti klausimus Indrei, mes pasistengsim mūsų šiandien podcast'o metu jums atsakyti juos ir pasikalbėsim šiandien apie tą renginį. Tai Indrė, apie viską nuo pradžių, tai kur tu buvai, koks ten buvo renginys? Taip, tai buvau Šveicarijoje. Joe Dispenza retreatas, savaitgalis, toksai, jis vadinasi Progressive Retreat, tai jeigu taip žiūrėti jo visą tą skalę renginių, tai gali būti tiesiog paskaita, gali būti jau visas tavo savaitgalis, arba jau gali būti savaitės ilgio, arba net 10 dienų meditacijos renginys. Tai čia buvo tas tarpinis variantas, į kurį aš laukimo sąraše, nežinau, jūs kiek metų buvau, turbūt kai perskaičiau jo pirmą knygą, Jūs esate placebas ir vėliau sekančias. Ir čia taip atsitiko, va šiais metais, kad aš gana atsitiktinai vėl pamačiau renginio reklamą ir viskas, sakau, dabar tikrai turiu patekti. Tai 8,000 žmonių, beje, Dispenza darė 2 renginius iš eilės, tai jam buvo 6 dienos su 16,000 žmonių, pilna sausakimša salė, kartu besiklausančių, be medituojančių, tokia visas tas patyrimas. Tai labai daug praktinės informacijos. Galima sakyti, kad Dispenza kartoja tas, kas yra knygose, tik tais viskas yra dar plačiau, dar detaliau. Ir aš taip žiūrėdama juokiuosi, kad jisai tiek moksliniais argumentais, faktais, istorijom žmonės apdirba, ar ne, taip sudėlioja iš visų pusių, kad tau nebelieka įrankių pasipriešinti kažkaip ir pasakyti, kad ne, tai čia neveiks, žinai, čia nesąmonė man, tai čia kitaip yra, arba čia, tiesiog, ir jisai pats sako, jau tu negali vadinti meditacijos pseudomokslu, negali vadinti to, kas vyksta pseudomokslu, nes, sako, mes turim tiek smegenų skanavimų, tiek daug įrodymų, kad tai veikia, ir man atrodo, tie susirinkę žmonės tą patvirtina, nes nebereikalo atvyksta ir ten tiek daug istorijų žmonių, kurie jau ne pirmą kartą ir patyrė įvairiausius pokyčius. Tai renginys atrodo buvo įspūdingas, žmonių kiekis irgi įspūdingas. Tai labai įdomu, žinai, pakalbėti apie turinį, ne? O apie ką ten yra kalbama, ne? Tu suprantu, skaitai knygas ir jau domėjaisi, bet gal mūsų klausytojai nežino. Tai jeigu tu papasakotum mane, apie ką ten yra kalbama, ne? Kokie ten pagrindiniai principai arba metodai buvo pristatyti. Oi, tu galvoju, kaip visą tą sudėti, žinai, į šitą mažą laiką, nes vien tos 3 dienos jau buvo toksai, kur tu turi labai daug įtemptas grafikas, ne? Taip, ir kaip sudėti dabar į šitą mažą laiką. Tai pradėsiu nuo to, ar ne? Joe Dispenza kažkada išsigydė save, dabar pasauliui dalinasi pagrindinę žinutę, o kaip tau išlipti iš aukos būsenos, kaip tau išlipti iš aukos mąstymo ir pradėti kurti save, savo gyvenimą, savo viską, ką tu turi aplink, ar ne? Ar gyvenimas tave suvalgo, nes koks jisai baisus ir kokie žmonės baisus aplink, ar
tu sąmoningai prisiimi atsakomybę savo ir pradedi veikti. Ir aš, kadangi, žinai, vat pas mane ir šiandien užrašyta augimo požiūrio konsultantė, man labai patinka kalbėti apie požiūrį, nes mano supratimu tai yra toksai pagrindas, nuo kurio kiekvienas žmogus atsispiria. Ir mes gale dienos prieinam prie to keisk požiūrį. Tai jisai labai daug kalba apie požiūrio keitimą ir tiek fiziniam lygmenį, tiek ir mentaliniam lygmenį, tiek emociniam lygmenį. Ir man atrodo, per daug nuvertinta yra tas keisk požiūrį, nes kai mes sakom keisk požiūrį, tai įsivaizduojam taip, kad kažkas yra labai nefainai ir tada tu pakeiti požiūrį ir nekreipi dėmesio, kad kažkas yra nefainai. Nu, maždaug jūs ten būkit, o aš tai čia nekreipsiu dėmesio. Bet per ką Joy praveda, tai kad keisti požiūrį reiškia surasti kūrybinės galimybės, kaip toj situacijoje tu gali rasti dar geresnius sprendimus, dar geresnius variantus, kurių tu net neįsivaizdavai, kad jie egzistuoja, nes gyveni kažkokiam užsisukęs rate, kur viskas blogai ir tas ir visi kalti, ar ne? Tai tas keisti požiūrį yra surask save, kur tu esi stiprus, kur tu esi ryžtingas, kur tu žinai, ko tu nori, kur tu jautiesi visiškai savo ašyje ir vat, savo stiprybėje pasirinkti, o ko tu nori toliau. Ir jisai per visus tos emociniai, mentaliniai, per visus lygmenis praveda, o kaip tą padaryti iki labai labai praktiškų užduočių. Oi, galėčiau klausyti, ne? Tai jeigu taip pažiūrėti, kaip jisai, sako, kaip mes galim pakeisti tą savo požiūrį, ar jisai kažkokius, nežinau, duoda patarimus, ar kažkokias praktinės užduotis. Tikėtina, kad ir jūs tą pačią seminaro metu išbandėt kažkuriuos dalykus praktiškai padaryti. Aha. Tai taip, tai visą laiką, gal sakyčiau, renginys pats susideda iš tokių 3 dalių, ar ne? Viena dalis, kuri mane labai labai nustebino. Taip nuoširdžiai, aš Lietuvoje dalyvauju renginiuose įvairiausios ir paskutinis, kuriame buvau, tai buvo Kernagio dainų koncertas, ar ne, kur atrodo išvis apie džiaugsmą, ar ne? Tu ateini ir linguoji mūsų dienos kaip šventė. Ir ten maždaug koncerte į 3 dalį koncerto jau buvo žmonių ten šalia manęs, kurie net pusę lūpų nusišypsojo. Žinai, tai ten aš ateinu pirmą dieną į renginį, yra visa ta masė žmonių ir užleidžiama muzika ir maždaug 70% auditorijos atsistoja ir pradeda šokti. Tai aš suprantu, kad dalis tų žmonių ten yra nebe pirmą kartą, bet apskritai pati energija ir pats tas vaibas, kuriame tu esi, visi ant kojų šoka ir taip vyko kiekvieną pertraukėlę. Kiekvieną pertraukėlę tu sugrįžti ir tu iš karto gauni fizinį, jokių nereikia icebreakerių, jokių nereikia apsimestinių žaidimų, tu tiesiog gauni muzikos kūrinį, kur visas pasaulis žino ir staiga visi ten su, iškeltom rankom dainuoja. Tai antra dalis buvo ta, kur buvo argumentai, ar ne, visa teorija išdėstoma per istorijas, per tyrimų duomenis ir jau trečioji dalis buvo pati meditacija, kai tu esi patirime ir daliniesi, esi patirime pats per save, o kaip man pavyksta tai daryti. Dar buvo labai daug, kur mes dalinomės su žmonėms sėdinčiais aplink. Tai aš buvau viena, žinai, bet ten mes neturėjom priskirtų vietų, dėl to kartais sėdžiu šalia Brito, kartais šalia Šveicaro, kartais šalia Lenkės, kartais ir tu su jais dar daliniesi patirtimi ir kaip jie tą pačią informaciją supranta, tai iš ten dar taip pat daug pasėmiau. Tai dabar apie tą teorinę dalį, ar ne, nes meditacijos šiandien nepadarysim. Deja, nepadarysim. Jo, tai apie teorinę dalį, taip, atsikeli jūs ryte, ar ne? Taip. Ir gyveni kažkokią savo rutiną. Bet mes galim sakyti, kad ne, aš neturiu savo ritualo ryte, bet mes visi turim, ar ne, aš atsikeliu, aš pagalvoju, o ne, ir vėl pirmadienis, aš keliuosi iš lovos, aunuosi ten savo šlepetės pažįstamas, automatiškai valausi dantis, valgau tuos pačius pusryčius, ten tą pačią kavą, važiuoju į darbą, ten skrolinu, ar ne, jeigu tik nuvažiavęs į darbą, jeigu dar nelovai. Ir visą dieną tą pragyvenu savo kažkaip, ar ne, ir Joy sako, kiekvieną kartą tu keliauji per tą pačią istoriją ir tau yra tavo pažįstama situacija, tavo pažįstamas gyvenimas, tavo pažįstama realybė.
Ir mes kartais to realybė dar ir man ten tas, tuo kalbėjau, tas nesiseka ir mes savo energiją ten nudrenuojam. Žinai, va, tu dedi savo dėmesį į tai, kas buvo, ką tau ten vakar pasakė, kaip su tavim ten pažiūrėjo į tave ir tu savo fokusu gyveni ten ir ten siunti visą savo energiją. Iš čia, kur esi, va ten viską nusinti. Dar tu gali žiūrėti į priekį ir sakyti, o rytoj ir vėl susitikimas, ir vėl aš jo nelaukiu, o ten tas mano kolega greičiausiai padarys, tai aišku, kad padarys tą, aš jau žinau, kad padarys tą, ir aš piktinuosi ateitim, kurios dar nebuvo, bet aš jau žinau, ir tai yra mūsų ta pažįstama ateitis. Ir ką Joy sako, jisai sako, realiai tu galėtum paimti, nukopijuoti savo vakar dieną, ant rytojaus ir būtų lygiai tas pats. Niekas nesiskiria, žinai. Ir vėl, kol tu savo dėmesį dedi į tą ateitį, pergindandamas, o kaip ten bus, ko tu ten negausi, arba kas atsitiks, tu savo energiją vėl nukeli ten. Nes kaip ir Tonis Robinsas sako, kur tavo fokusas, ten ir energija. Ten ir energija. Kur tavo fokusas, ten ir energija. Ir kas atsitinka, mes sukdami savo galvoje mintis, lygiai tas pačias, 70 000 per dieną, tokiu būdu ten nusiunčiam visą savo energiją. Ir mes tokie pervargę. Ir mes tokie, žinai, išsikrovę. Ir mes taip pavargę nuo informacinio lauko. Ir supranti, jisai sako, tu sugrįžki dabar ir čia yra tavo energija. Tu iš tų taškų, kur tą energiją nusinti, tu ją susigrąžinki čia. Į nežinomą dabarties momentą. Kur tu... Į nežinomą dabarties momentais, taip vadinama, into the unknown, tas dabarties momentas, kuris yra jo Joy pavadinimu begalinis, kaip begalybė, tu sugrįžti čia ir čia yra ta energija, kurią Joy veda su meditacija ir vadina ją kvantiniu lauku. Tai toks labai drąsus žodis pasakyti, bet mes apie jį ir labai daug klausėmės, kaip jisai veikia, ką mes apie jį jau žinom, kaip jį galima suprasti. Tai vat, ir Joy sako, kai žmonės patenka į tą būseną, kai jau pagauna tą saldų čia ir dabar momentą meditacijos eigoje ir vyksta patyrimas, jisai sako, pas mane prieina žmonės ir sako, Joy, bet čia tiek daug energijos. Ir jisai sako, aš jums sakiau, kad čia daug energijos. Ne, Joy, bet čia tiek daug energijos. Tai vat apie tai, žinai, kad mes galim sakyti, jo, bet aš negaliu dabar medituoti, nes man ten, žinai, labai daug ten yra, aš net negaliu galvoti, nes aš to jokioje įtampoje. Tai vat, kol aš esu įtampoje, aš esu savo survival mode, išgyvenimo būsenoj. Išgyvenimo būsena yra apie įtampą, apie užsidarimą, apie kovojimą, apie bėgimą, apie pasislėpimą, apie visą užsidarimą, sustingimą ir įtampą. Ir kol tu čia esi, tu negali galvoti kūrybingai, tu negali sugalvoti gerų minčių, kurios tau leistų iš tos situacijos išeiti, nes tu nesi čia, tu esi ten, tose, ką tu jau žinai, ir tu negali sugalvoti gerų minčių ir tu negali gyti. Tavo kūnas negali gyti, nes jis yra nuolatinė įtampo ir tu ten negali išbūti ilgą laiką, tai tave veda į kažkokią tais kūno degradaciją gale dienos, nes pas žmonės, kurie ateina pas Joy, dažniausiai ateina dėl ligų, kurias turi, nes kūnas jau tau siunčia signalus, kad kažkas yra negerai. Tai kaip išeiti iš išgyvenimo būsenos į begalinį potencialą scenarijų, kuriuos tu gali turėti. Nu, tai čia klausimas, tai kaip išeiti ar gavai tą atsakymą pas jį seminaro metu? Aš gavau labai aiškų suvokimą, kad, žinai, neužtenka nuvažiuoti į seminarą. Neužtenka nuvažiuoti į seminarą. Atsakymai jie yra, metodai jie yra ir jie 1000 metų senumo, ar ne? Joy labiau gal prie to prieina su moksliniais tyrimais, bet mes, kaip jau ir žinom, kad kvėpuo giliai, ar nesusitelk į tai, kur tu gali jausti dėkingumą už dalykus tuos, kuriuos jau turi. Tai vat ta meditacija, kuri tave atveda į centrą, aš supratau, kad aš pirmų numerių, didelėm raidėm savo užrašuose, kurių pasidariau beje 50 lapų. Oho! Įspūdingai. Tas man nėra, žinai, taip labai įprasta, kad aš tiek daug užrašų pasidaryčiau, bet aš visiškai esu tikra, kad tai yra erdvė, kurioje tu esi. Nes vienas dalykas, tai tiesioginiai užrašai, ką jisai sako, nes ne viską tu taip knygoje gal pagauni, gal net ne viskas ir yra. Žinai, kitas yra per jo kalbėjimą, kokie man ateina suvokimai apie mane.
ai, tai va kodėl, tai aš tada tuos visus susidėlioju, susikonspektuoju, tikrai gavau tokių įžvalgų, kurių ieškojau, turbūt galiu sakyti, daugybę metų tol, kol ieškau. Žinai, va, tikrai buvo toksai klik, tai va kodėl. Ir tuo pačiu idėjos, o ką su pačiu renginiu, su mokymais galima daryti kitaip arba papildomai, tai va, visi tie dalykai, tai nutraukiu pati save pirmų numerių, ką užsirašiau tokiam didelėm raidėm. Indrė, nepamiršk, tu prisimink medituoti. Tai yra, tu negali išeiti iš namų be meditacijos, negali išeiti, nes tos mintys, kurios tau sako, kad čia gal kažkas negerai, bet tai tu neturi energijos, tai šiandien tu nedarysi, tai gal tau pirmiau reikia ten vaikus kažką, jos visos įtraukia ir tu tiesiog pamiršti ir patenki į tą kortizolio ciklą, kuris prie gero nepriveda. Bet, žinai, daug kas sako, tikrai, aš neturiu laiko medituoti, net tada girdėjau posakį, kad sako, tai tada tau reikėtų 2 ilgiau medituoti, jeigu tu neturi laiko. Šitą frazę irgi buvo pakartota, jeigu neturi laiko, tai tau reikia dar labiau. Tai va, tai tau dar labiau reikia. Tikrai yra tokių pasakymų, kad man neveikia meditacija. Aš pati sakyčiau, kad aš gal nemoku medituoti, ne? Tai, žinai, lengva pasakyti, medituokit, ne? Bet nuo ko pradėti, kokius tos pirmus žingsnius daryti, ne? Kad tu pradėtum, gal tavo kelionė prasidėtų meditacijai. Žinai, taip jeigu nuoširdžiai, tai sakyčiau, raskit savo mokytoją, nes aš radau savo mokytojus, aš radau savo mokytojus, kurie man padėjo prie to prieiti, neatsimenu net kokia ta pradžia buvo, nes aš daug esu metų tame ir per skirtingas praktikas esu praėjus, ne tik tais per šią. Bet, žinai, sugalvojau, nuo ką pradėti. Grįšiu prie kortizolio ciklo, ties kuriuo baigiau, ne? Yra labai faina, aš apie jį savo mokymuose kalbu ir girdžiu Joy kalbą ir aš, čia apie tą patį. Tai yra apie tai, kad kai tu turi kažkokią tais baisią mintį, atsikeli arba eini per dieną, tam išgirsti žinias, ar ne, ir tavo pirma mintis, o dabar tai bus blogai, ne, o dabar tai šakės. Aš dabar pasakau tą frazę, jau tai iš karto kūne, ar ne, nes mes visi dabar... Nežinau, šaltis toks... Nes mes visi dabar aplinkoje turim pilną naujienų, apie kurią tik tais pagalvoju, labai lengva, tik telefoną atsidarau, žinai, iš karto. Kas atsitinka fiziologiškai, ar ne, biologiškai mūsų kūne, kas atsitinka? Mūsų smegenys turi tokią mintį ir jos nusiunčia signalą kūnui, kad yra kažkoks pavojus. Ne, gali būti tiranozauras reksas arba žinių žinutė arba kažkoks kitas laukinis žvėris, nuo kurio mes norim apsisaugoti, mūsų smegenys puikiai pažįsta tas situacijas, jos nusiunčia žinutę, sako pavojus, gaminkit streso hormonus, nes šitam organizmui reikės gintis nuo to pavojus. Ir mūsų antinksčiai paleidžia visą kokteilį hormonų į mūsų kūną, ten kortizolis, adrenalinas, kuris paveikia visą kūną. Jisai mūsų raumenis įtempia, žinai, nes mums čia tuo reikės kovoti, mūsų širdis pradeda plakti greičiau, skrandis nevirškina, visa mūsų virškinimo sistema šalina dalykus, nes tau reikės, žinai, greitai bėgti. Visi kūno organai yra paveikiami, išskyrus 2, jie irgi paveikiami, bet jie veikia geriau, žinai kas? Ne. Klausa ir rega. Klausa ir rega. Žinai, nes tu turi stebėti pavojų. Ir tu visas įtampoje, taip ir gyveni. Ir jeigu tu čia nieko nepadarai, tavo tas streso hormonas, tu dar ką padarai, sulaikai kvėpavimą. Žinai, viskas. Ir aš čia gyvenu. Ir jeigu aš esu šitoj būsenoj, signalas keliauja atgal į smegenis ir sako, pavojus tikras, gaminkit daugiau streso hormonų. Ir tada jie siunčia signalą į antinksčius ir antinksčiai siunčia vėl ir supranti, va čia yra kortizolio ciklas. Aš savo mintim situaciją pabloginu ir mano mintis gali būti, dabar man reikia sugalvoti būdus išsigelbėti, žinai, ir aš tada dar gaminu ir va, tokia įžvalga, kurios tikrai neturėjau ir Joy labai gražiai pasakė, jis nuolat kalba apie širdies ir proto balansą, coherence, atitikimą, kaip tos bangos gali būti tokios pačios, ta vat būsena, kurioje ir vyksta gijimas, ir jisai sako, ir jeigu tu užsuki tą minčių ciklą, tu savo smegenis absoliučiai išvedi iš rikiuotės. Dėl to mūsų vadinamas overthinkinimas, tas, kur tu per daug galvoji apie dalykus, bandydamas sugalvoti išeities scenarius, desperatiškai, ieškodamas atsakymo, ką daryti ir save užbombarduodamas dar daugiau stresinių minčių, tu iš esmės niekaip savo nepadedi.
Nes labai aiškus mokslinis tyrimas su pamatuotom smegenų bangom rodo, kad kuo tu daugiau užsiimi šituo pratimu, tuo tu labiau išvedi iš save iš rikiuotės ir tada nesvarbu, kas atsitinka, kažkas puodelį sudaužė ir tu, kas čia, žinai, atsitiko, nes tu jau nebegali suvaldyti viso to kokteilio savo kūne ir nieko negali padaryti. Tai pirmas dalykas, nes tu klausi, nuo ko pradėti. Pirmas dalykas, nuo ko tu pradedi kvėpuoti. Atlaisvinti tą kvėpavimą, kuris suspaustas, ne? Taip, ir tu nusinti tokiu būdu signalą smegenims, kad, nu žiūrėk, ne čia pavojus, ne va čia, kur aš stoviu, ne šitam kambarį, nėra jo dabar, ar ne? Ir man niekaip nepadeda save čia sabotuoti. Tai jeigu tu atkreiptum dėmesį dabar į mūsų, ar ne? Aš atsikvepiu. Kai aš atsikvepiu, aš paleidžiu įtampą iš kūno ir sakau jam, praėjo pavojus. Aš va dabar, čia ir dabar aš esu saugus, aš esu saugi, man dabar nereikia nuo nieko bėgti ir su niekuo kovoti. Ir tai yra toks labai labai sąmoningas atpažinimas, kada aš esu savo mintyje, kuri jau mane ten dedasi kažkur, žinai, o kur aš esu savo centre, savo ašyje ir ne drenuoju savo energijos į dalykus, kurie buvo ar bus, ar belia kur kažkur kitur, bet esu šitame momente. Kvėpavimas yra toksai dar vienas labai labai nuvertintas dalykas ir nors Joyce daugiausiai kalba apie meditaciją, bet aš taip šalia, žinai, aš sakyčiau, nu nebūtinai nuo meditacijos gali pradėti, tu gali pradėti nuo meditacijos, gali pradėti nuo kvėpavimo, gali pradėti nuo fizinių pratimų, gali pradėti nuo būsenos keitimo, nuo ko nors, bet turi pradėti ir turi daryti, nes ten yra atsakymai, nes jeigu aš tik tai, žinai, čia tai man tai neveiks, man neveikia. Žinai, aš bandžiau vieną kartą ir man neveikia, žinai. Tai viskas, aš užsidarau savai fiksuotą mąstymą ir aš atsisakau pats savo pagalbos, bandydama save apsaugoti nuo iš vis neaišku ko, žinai, nuo pabandymų. Tai visai niekur neveda, arba veda, bet labai liūdnu tą keliu. Nes meditacija toks jau atrodo, kad meditacija atrodo, kad toks, žinai, jau atrodo, tu turėti praktikos, jau daryti, žinai. Kvėpavimo tavo patyrimas toks atrodo, lengvas, galiu pradėti giliau kvėpuoti, žinai. Ir po to tas etapas, žinai, gali būti jau kalbėjimas apie meditaciją. Dar apie būsenas, ne? Emocinės būsenas. Gal apie jas plačiau gali papasakoti, kaip mes galim, nežinau, jas keisti arba išeiti iš vienos būsenos į kitą. Ar apie tai kalbėjo Jo? Tai iš esmės tai yra ta pati istorija, ar ne? Tai yra ta pati istorija, kur aš savo mintimis galiu perkelti į skirtingas erdves ir aš dabar galiu galvoti apie pačius savo mylimiausius žmonės ir mylimiausius įvykius ir galiu galvoti beje apie savo stiprybę, apie tai, kaip aš gebu susitvarkyti su sudėtingom situacijom. Vietoj to, kad labai bijočiau, kaip čia, žinai, dabar mane visi suvalgys. Tai, tas būsenų valdymas lygiai taip pačiai prasideda nuo, pirmiausia, ramiai, ar ne, kontroliuojama viskas. Aš žinau, ką darau. Į tą sugrįžimą. Tai meditacija ir kvėpavimas tokie esminiai būdai, bet, žinai, aš dažnai girdžiu žmonių, kad jie lygiai taip pačiai ir apie kvėpavimą sako, man nepadeda. Čia, žinai, šitoje vietoje, nes jeigu atkreiptum dabar dėmesį, nežinau, kur tu kvėpuoji, bet turbūt visų klausytojų sakau, atkreipkite dėmesį, kuria kūno vieta kvėpuoja. Ar čia vaisiai vyksta paviršiuje, ar visame, žinai, kūne, ar tu gali kvėpuoti pilvu. Aš kadangi esu lankius jogą, tai esu išmokusi kvėpuoti pilvu. Ir kaip jogos mokytojas, žinai, sako, įkvėp per pėdas ir iškvėp, kad gal visas tas sugebėjimas įkvėpti kiekvieną savo kūno ląstelę, kas irgi ją atpalaiduoja, nuramina ir gydo. Tai dažnai nemoku medituoti ir nemoku kvėpuoti. Man yra kažkaip, nes per mano mokymus aš daugybę kartų mačiau, žinai, kur žmonės ateina, jau taip nusiteikia ir paskui gale dienos sako, bet veikia, žinai, ir paskui išsirašo jogos kursus arba į kažką ir, taip veikia, negali neveikti, nes tai yra fiziologija, vieniems sudėtingiau, kitiems lengviau, bet jinai veikia ir man tai patinka lyginti, nes jeigu tu bandy vieną kartą ir neveikia, tai bandyk dar kartą, nes Joy pats pasakoja apie daugybę žmonių, kurie pirmą kartą atvykę medituoti, verslininkai, žmonės, kurie analitiški ir protingi, kurie prabuvę savaitgalį ar ypatingai prabuvę tuos ilguosius savaitės
kaip pasakyti, retrytas lietuviškai, nu, vat, susitikimus ar ne, kažkokios dirbtuvės. Jie perkeičia daugybę dalykų savyje, tai ir pavyksta medituoti. Aš dėl ko sakau perkeičia, dėl to, kad jie matuoja smegenų bangas, pajungia ir žiūri, kas atsitinka, mato, kuriuose vietose žmogaus smegenys prisijungia prie gama bangų. Tai yra tiek gauna smegenys energijos, kiek yra, nu, ten visiškai mokslinių skaičiavimų, gali būti 200 nukrypimo nuo normos. Jeigu žiūri standartinę Belo kreivę, kiek smegenyse yra energijos ir kaip veikia tavo banga, tai ten gali būti 200 tų vienetų nukrypimo nuo normos. Tai vat su visiškai nemeditavusiai žmonėms atvykusiai pirmą kartą. Tai aš sakau, čia truputėlį yra, žinai, kaip svorio kilnojimas. Jeigu aš dabar tau padėsiu štangą, kuris sveria, nežinau, 50 kg, ar ne, ir sakysiu pakelk, nu tai greičiausiai labai sudėtinga, ar ne, ir aš turiu prie to... Tikriausiai nepakelsiu, žinai, ir sakysiu, kad man neveikia. Bet lygiai taip pačiai tu gali pradėti nuo mažo svorio ir treniruotis, kaip tą padaryti. Ir vieną dieną žinai, nesigavo, kitą dieną, bet aš grįžau ir aš atėjau ir kaip Joy sako, ir jiems buvo dienų, kai jie nenorėjo ir nepavyko ir nepadarė, ir jie vis tiek tai darė, žinai, ir jie vis tiek meditavo, ir jie vis tiek sėdėjo, ir aš tas 3 dienas prabuvau ir man buvo toks jausmas, ašgi žinojau, tik tais buvau pamiršusi, taigi būtina tą daryti, nu tu negali išeiti iš namų nepadaręs meditacijos, nes tave sukalibruoja į visišką aiškumą, kokiu tu žingsniu eini per gyvenimą, kokiu žvilgsniu atsisukai žmogų, kuris yra šalia tavęs, kokia drąsa užkalbini nepažįstamą žmogų, kuris įstovi, žinai, su kokiu džiaugsmu imiesi to darbo, kurį turi, ir koks dėkingas gali būti už tai, kad turi rankas, žinai, už tai, kad galiu judėti. Renginiai pas Joy buvo ištisa linija žmonių su neįgaliųjų vežimėliuose, negirdinčių, ko tik nori žmonės, kurie iš tikrųjų atėjo spręstis tokių labai labai rimtų klausimų ir paskui tie pasidalinimai nuo scenos žmonės, ką pasakoja, per ką jie praėję, tai yra labai įspūdingi ir tu matai, kad žmonės, žinai, pasakoja su savo ašarom, su savo tikrumu ir, nu, negali nepaliesti. Tikrai taip. Tai pradėti, svarbiausia pradėti, ką girdžiu, ir tęsti. Jeigu nepasisekė, tai tęsti, sugrįžti, ne, ta disciplina ir tas pastovumas. Ir ieškoti savo būdų, žinai, per malonumą, nes disciplina gali būti tokia, labai šalia manęs sėdėjo tą dieną Britė mergina, ir mes kalbėjom apie tą žinomą praeitį, žinai, kur jau tu žinai, kaip buvo, ir mes kalbėjom, kad jinai sako, aš einu į meditaciją, ir sako, žinai, aš pastebiu, kad aš savo meditacijoje galiu būti kaip pažįstamoje savo praeitį. Aš atsisėdu, žinai, ir tai jau man čia tikriausiai vis tiek nepavyks, nes jau čia ir aną dieną nepavyko, ir čia man per sunku, ir ta meditacija, tai čia man neveikia, žinai, ir viskas čia blogai. Supranti, ir tu kaip ir meditacijai, bet kaip ir ne. Tai, nu, mes kiekvienas turim surasti savo kelius, ir dėl to, žinai, visą laiką sakau, mes esam vieni dėl kitų, tu turi surasti kitus žmonės, kurie tave įkvepia, žmonės, kurie daro kažką panašaus, apsupti save žmonėm, kurie daro tą patį, eiti, nežinau, į vieną būrelį, į kitą būrelį, tol, kol tu atrandi savo aha momentus. Ir mums visiems labai skirtingi, mums skirtingi žmonės rezonuoja, skirtingas balso tembras patinka, tai bet kažką daryti, žinai, ar tu pradėsi nuo fizinių dalykų, ar nuo kitų, nu, bet kažką daryti, nes jeigu esi aukos būsenoje, kuri yra apie tai, kad jūs čia prisisvaikstat, man tai čia, aš jau čia žinau, ir iš viso mano darbe, tai ką tu čia padarysi, pažiūrėk, kas čia susirenka, jau čia, žinok, 30 metų taip yra ir nieko tu nepakeisi, tai, nu, vat iš ten mes iš tikrųjų nieko negalim pakeisti, ir tada tu tik patvirtini savo įsitikinimą į priekį, ir va taip mes ir gyvenam. Aš kai perskaičiau vieną iš Joy knygų, tai aš niekada nedraugavau su sportu, iš tikrųjų. Ir perskaičiau jo knygą ir ten tie visi tyrimai, ir tada galvoju, nu tai gerai, tai pradėsiu. Ten nusibrėžiau tikslą, kad sportas ten būtų 2 kartus per savaitę. Ir dabar galiu drąsiai pasakyti, kad aš su sportu draugauju, ir dabar galvoju, kaip aš sportuoju 5 arba 6 kartus per savaitę. Tai čia toks, žinai, mažai žingsneliais, kaip tu pradedi daryti. Labai girdėti. Kai mes kalbėjom prieš podcastą, minėjai apie meilės atakas, ne? Yra panikos atakos, bet ir
atakos. Tai kas tos meilės atakos, pasidalink? Kaip ačiū, kad paklausai. Buvo laikas panikos atakos mes žinom, kas yra. Tikiuosi, ne visi yra turėję, bet tikrai esam girdėję iš tų žmonių, kas yra turėję tas panikos atakas. Gal vardinsiu, ar ne? Panikos ataka yra, kai į mano kūną pliūpteli būtent tų streso hormonų labai daug, aš labai išsigąstu, tai gali atsitikti scenoje, gali būti lygioj vietoj. Aš einu ir man užpuolė didelė streso panikos ataka ir aš tada dar pagalvoju mintį, kad labai blogai yra bijoti ir turėti baimės jausmą, nes jeigu tu bijosi savo šitos būsenos, tai tada bus tau dar blogiau ir tada tau taip kala, kad tau atrodo, kad tu numirsi. Visa panikos ataka. Aš gal tokia nestiprė, bet tikrai esu kažkokią panašią patirtį turėjusi. Buvo laikas, kai aš metus laiko ėjau pas visas savo tuometinės jogos mokytojos praktikas, nes per pirmą kartą, kai pas ją apsilankiau, aš patyriau tą, ką Joy vadina širdies atsiverimu arba smegenų ir širdies sinchronizacija, tų bangų sinchronizacija, kur tu patiri nepaprastą meilės jausmą. Nepaprastą meilės jausmą ir ne romantinės meilės, bet meilės pasauliui, meilės savo, meilės viskam, kas yra, gyvybei. Ir aš taip gerai jaučiausi, kad važiuodama namo aš 3 kartus pasiklydau. Aš vis važiuoju ir aš tiek esu gerume, aš vadinu tą jausmą būti savo vidiniam gerume. Man tai buvo gera ir tada aš galvoju, jeigu egzistuoja toks jausmas pasaulyje, tai aš niekam kitam gyventi nenoriu. Ir aš tada grįžau į visus savaitgalius, į visus susitikimus su ta mokytoja, kad aš suprasčiau, kaip jinai tai padarė. Aš turėjau suprasti, kaip jinai tai padarė ir aš atidžiai klausiausi. Jos labai aiškus akcentas buvo kvėpavimas. Tu negali būti atsipalaidavęs, jeigu tavo kvėpavimas yra sustojęs. Ir tu negali būti dideliam strese, jeigu tu kvėpuoji visiškai ramiai ir visiškai lėtai. Ir aš tada praktikavau. Tą raumenį treniravau daug dienų iš eilės ir tiesiog mokiausi, kaip tame išbūti ir man labai gerai sekėsi. Ir aš tada pagavau tokį momentą, kad aš paprastą nieko neišsiskiriančią dieną lygioj parduotuviai ir mane staiga užplūsta nepaprastai stiprus meilės jausmas, toks, kažkoks panašus, kokį patyriau tada ir toksai, bet tai koks gražus tas gyvenimas, kiek jame yra ir nuostabių dalykų. Ir aš supratau, kad tai yra, kaip yra panikos ataka, kur tu gali gauti streso hormonus, taip yra ir meilės ataka. Ir per šitą renginį Joy Dispenza sako, ir pas mane ateina žmonės ir jie man pasakoja, kad juos ištinka meilės atakos, kad jie tiesiog staiga lygioj vietoj, kaip tu gali gauti streso hormonų, taip tu gali gauti ir meilės hormonų. Bet kad tai atsitiktų, ką tu turi padaryti? Jisai sako, neuronai, kurie užsidega kartu, jie susijungia kartu. Neurons that fire together, wire together. Yra tas. Ir jie užsimesga. Aš turiu patirtį. Ir aš, pavyzdžiui, aš neturėjau patirties stovėti ant slidžių, nėra jungties. Aš atsistoju, aš jau turiu tokią, patirtį. Aš atsistoju dar kartą ir dar kartą ir dar kartą. Ir jeigu aš ant slidžių stoviu 1000 kartų, tai ta jungtis yra tokia. Ir tu jau viskas, yra ir jinai veikia, Tai lygiai taip pačiai su mūsų visų kartojimu. Jeigu aš ateinu vieną kartą į seminarą, paklausau, kad reikia kvėpuoti, tai tu turi patirtį ir tau neveikia. Neveikia. Bet jeigu tu pakartoji tą daugybę kartų, ir neatsimenu, net yra skaičius, kiek kartų reikia pakartoti, kad tu taptum meistru. Yra, kiek tu pakartoji, kad tu... 1000, man atrodo, ar 1000 ar 10 000 valandų? 10 000 valandų, man rodos, yra, kad tu tapti meistru ir viskas, tai tu čia nėra tikslo tapti meistru, bet esmė yra, kad susijungia nauji neuronai, kurie žino, kaip tą padaryti. Ir kai tu esi toj būsenoj, kuo tu ilgiau joje prabūni, kuo tu ilgiau joje Dispenza 1000 kartų per savaitgalį paminėjo tokią frazę, labai svarbu užfiksuokit, išmokyk save emociškai, o kaip jaučiasi tas jausmas, kai tu jau gavai to, ko nori. Kai tu jau esi tas žmogus sveikas, sėkmingas, stiprus, nežinau, ko tu nori būti, drąsus,
ar ne, o emociškai, kaip tai jaučiasi tavo kūne. Ir kai tu pradedi apie tai galvoti, naujas ciklas, ar ne, tu pradedi apie tai galvoti, koks aš esu ten ateityje, kai aš pradedu apie tai kalbėti, kai aš pradedu tai jausti, spėk, kokius hormonus mano kūnas pradeda gaminti. Tokius, kokių tu nori, kad jie būtų. Taip, ir jisai sako, aš nesu mačiusi, kad net per jų tyrimus žmogus kūnas netgi pasidalina tuos cheminius elementus, pasigamina, kurie reikalingi tavo gijimui, visiškai specifinius, tokius, kokių reikia tau pagal tavo mikrobiomą, pagal tavo genetiką ir pagal tavo dalykus. Ir tai jau daugiau nebėra streso hormonai, tai yra tie hormonai, kurie tau sukelia pakylėjimo jausmą, kuriuose tu jautiesi gerai, kuriuose tu jautiesi stiprus. Tai jisai sako, ir išmokyk save emociškai, o ką reiškia tame būti, bet to neužtenka padaryti 2 minutės ir pamiršti. Yra tas, tai dėl ko kalbu apie meilės ataką, ar ne, kad tu turi, negali, paėmęs šviežią agurką, negali padaryti jo rauginto per 2 minutės. Negali. Tu kiek agurką laikyti stiklainį? Porą dienų, 3 dienas. Porą dienų tai jau tikrai, žinai, pagal skonį. bet tu turi ten išbūti. Ir, čia ir yra toksai, žinai, kaip aš randu tokią erdvę, kurioje aš galiu išmokyti save emociškai ir susikurti tą marinatą, kuriame noriu gyventi. Ir gali būti, kad šiandien kreipiuosi į tą, kas klauso, gyveni labai toksiškam variante ir tada yra ta mano praeitis, mano ateitis ir aš niekaip nesugebu pamatyti kitų galimybių, kurios dar ten yra kvantiniam lauke, nes aš esu taip apribojęs save ir sustabdęs. Tai ieškokit meilės atakų. Išlaikyt dažnai tą, kiek įmanoma ilgiau tą būseną norėtųsi. Bet dabar pažiūrėkim gal tokį Lietuvos kontekstą, ne? Dabar labai daug žmonių bijo, baiminasi, stresuoja, ta geopolitinė situacija, tie vieši pareiškimai visokie, tai kelia daug streso žmonėm, ne? Tai jeigu tai pritaikytumėm tai, kad tu sakei, tai ką būtų galima jiem daryti, ne? Arba kaip, nežinau, pakeisti tą jų būseną. Žinai, aš tau pasakysiu, Šveicarijoje iš tikrųjų nesijaučia to, ką mes čia turim. Iš tikrųjų nesijaučia ir tas yra toksai, man tai sakai truputėlį nusivylimų, žinai, rimtai, nes ten jie, žinai, laisvi žmonės, puikiai gyvena, nuostabi šalis. Kiek šalia manęs sėdėjo šveicarų, tai visi tokie maždaug buvo, aš ten sakau, ar čia laisva vieta, kažkas sako, ne, čia užimta, žinai, ir tada kažkas man iš toli rėkia, čia yra laisva vieta, žinai, ir wow, viena kėdė ten, žinai, va čia ateik sės, labas, ten man duoda ranką ir tu supranti, kad kažkas čia, mes taip nepratę savo renginiuose, pas mus tu neužkalbini nepažįstamų, ar ne? Taip. Dažniausiai daroma icebreakerius per mokymus, kad susipažintų žmonės kontaktu, apsikeistų, nes dažniausiai visi bendrauja su tuo, kuo ateina ir ką pažįsta. Tai čia irgi, žinai, buvo siūloma, sako, prižadėk žmonėm, kurie sėdė aplink tave, kad tu šiandien sudėsi 100% savo energijos į šitą, žinai. Tai, žinai, truputėlį Lietuvoje, kaip pas mus, kaip bažnyčioje ramybės reikia palinkėti, tu ten atsisuki, žinai, bet, toks nėra labai, nuo renginio dar priklauso, aišku. Bet šitas laisvumas buvo toksai, tai visiškai kitoks, žinai, jaučiasi ramybė, jaučiasi džiaugsmas, jaučiasi daug kitų emocijų, negu mes čia turim. Dėl to Lietuvoje laikyti ramybės ir ryžto ašį yra sudėtingiau. Todėl, kad mes turime čia arti, mes turim daug, žinai, emocijų, daug naujienų, daug srauto tokio. Tai čia tikrinamas mūsų sąmoningumas ir mūsų, žinai, kviečia mus pasirinkti, tai kur tu dabar esi, nes čia yra daug katilų, į kuriuos gali įkristi. Ir aš sąmoningai stebiu savo mintis, į kurį katilą aš įkristi noriu. Tai vienas katilas yra panikos. Va, jie, savo, žinai, ir su kiekvienu postu aš tą panikos katilą Jau didėja tas katilas. Ir aš tą katilą, ir aš jau ten verdu, konkuliuoju, jau nesuprantu nei kur viršus, nei apačia, nes jau man čia viskas šakės, ar ne? Ir aš arba ten sustingęs, nes jau labai blogai, ar ne? Kitas katilas yra, kur aš sakau,
niekas čia nesąmonė, žinai, aš viską ignoruoju, atsiriboju, žinių nežiūriu, viską uždarau, žinai, ir toksai vėl gyvenu kažkokiam vakume, nors giliai viduje, tai gal ir suprantu, kad aš čia kažkaip, nu, bet gali būti toks pasirinkimas, ar ne? Yra katilas, kuris gali būti tokio visiškai pozityvumo, gal net toksiško, kuris sako, viskas bus gerai, čia viskas labai fainai, ar ne? Tai aš ir ten nekviečiu. Aš ir to, žinai, nesirenku. Aš užsiduodu savo klausimą, aš dabar apie save kalbu, ar ne? Aš užsiduodu savo klausimą, kur aš noriu stovėti ir kur noriu būti. Ne? Jeigu aš nežiūriu į ten, kas buvo ir nežiūriu į ten, kas bus, aš atstoviu šitą momente ir iš milijono galimybių, žinai, bet kur aš noriu būti. Ir aš noriu būti stipri, aš noriu būti ryžtinga, aš noriu būti rami. Bet čia aš noriu šitos emocijose būti. Aš noriu, kad mes visi būtume taikoje ir aš tada renkuosi savo gentį čia aplinkui, ar ne? Ir jeigu tu apsidairytum aplinkui visame tame dideliame chaose, tu randi tuos žmonės, kurie yra palaikymas šitos dalies ir tu jungiasi emociškai ten pat. Jungiasi prie tų žmonių, kurie moka, nežinau, ar šiandien matei, bet Heal the World klipą, kur visi pasaulio lyderiai, su dirbtiniu intelektu padaryta, kur visi... Nespėjau pažiūrėti, kas socialinėse medijose vyksta. Visi tie baisiai dėdės kartu dainuoja, žinai, išgydyk pasaulį ir tu iš esmės jungiai kitą emocinį lauką, ten, kur yra tikėjimas, ten, kur yra pasitikėjimas, ten, kur yra žinojimas, kad gale dienos viskas bus gerai. O aš renkuosi per visą tai praeiti su savo vertybėm, su savo stiprybė, su savo ryžtu, be panikos, su ramybė, žinai, ir pasirengęs priimti dalykus tokie, kokie bus ir priimti stipriai. Ir tada tu jau gali rinkti savo veiksmus, žinai, šiandien daryti čia tą, ką tu turi daryti. Eiti vieną žingsnį į priekį, tokį, kokį tau reikia. Tu gali rinktis, Neringa Rekašiūtė organizuoja nuostabius judėjimus, kur susirenka žmonės ir drąsūs, ir kurie, žinai, nebijo kalbėti, ir kurie vieni kitus palaiko. Tai čia yra tokie, žinai, iš techninių labai, ką mes galim daryti, bet lygiai taip pačiai meditacija, žinai, yra va ta dalis, kur tu, aš ką tik grįžau, žinai, iš va to 3 dienų patyrimo ir emocinė būsena ta, į kurią tave įveda, žinai, aš net vietoj nenusėdžiu, kiek yra energijos ir kiek aš neturiu laiko ir noro ir energijos virti liūdnoj, depresiniai emocijoj, dėl to, kad aš pakeičiau savo vidinę būseną. Ir, žinai, aš tada su Indre, tik nepamesk, aš matau, kas vyksta. Ok, žinai, bet nepamesk. Ir tada tavo praktikos, kurias tu darai kiekvieną dieną, ar tu užsileidęs ryte prieš eidamas į darbą, žinai, užsileisk, nežinau, Sex is on fire, ar Tonight's gonna be a good night, ar kažkuria, nežinau, ar mūsų dienos kaip šventė, ar ne, užsileisk ir gerai pašok pagal tą dainą ir pasižiūrėk, pasikeitė tavo ta būsena, apie kurią tu dabar kalbė, ar nepasikeitė. Padaryk 10 burpių, padaryk 50 šuoliukų per virvutę, ar ne? Neįmanoma, kad būsena nepasikeistų. Neįmanoma. Ir tu tada, jeigu per dieną padarai daug tokių dalykų, kaip iš Longevity konferencijos labai gerą, žinai, parsivežiau jie, kaip mes turim snacks, žinai, užkandžiai per dieną, kurios ten tu, tai man čia šokoladuko, suvalgai šokoladuką, cukraus šuolis ir jau eini ten. Kita būsena, arba ten kavos ir vėl, tai jie sako, daryk exercise snacks, daryk fizinio pratimo užkandį. Ar gali prabėgti, žinai, visiškai pasikeičia tavo biologija, kaip tu į tai reaguoji. Tai labai sąmoningai matyti, kokioj būsenoje esi ir labai sąmoningai rinktis. Nes jeigu tu save mintimis įvedi į grandinėlę, kad viskas bus blogai, tai tu ir gyveni toj realybėj. Ir jeigu savo mintimis įsivedi save į grandinėlę, kad viskas bus gerai ir aš per tai praeisiu drąsiai su iškelta galva ir su stiprybė ir nesigėdysiu nei vieno veiksmo, kurį pasidariau, žinai, nes aš žinau, ką aš renkuosi, žinau, kodėl tai darau. Tai yra visai kita istorija, kurią aš savo renkuosi. O pagal Joy, jeigu tu jau eini į tikrąją meditaciją, kur tu jungiasi su dabarties momentu ir kvantiniu lauku, tai ten yra begalybė variantų, kurių mes šituo protu negalim matyti ir suvokti. Negalim nuspėti, negalim net įsivaizduoti. Mes galim tik turėti labai aiškią intenciją, ko aš noriu ir pakylėtą emociją, kad tai jau įvyko. Kad tai jau įvyko, kad, pavyzdžiui, Juste, gerų žmonių yra daugiau negu blogų. Daugiau. Bet mūsų daugiau yra.
Žinai, ir vat Tų žmonių, geri žmonės yra visi. tiesa. Tiesa, kurie vat pasirinkę tą ir žinai, kaip Joy dar sakė, žmonės keičiasi ir kai jie pasikeičia, jie pakeičia žmonės aplink save. Taip. Arba atsiranda kiti žmonės, kurie būna, kurie tinka pagal tavo tą dabartinį tavo lauką, kuris yra aplink tave. Taip, ir tai yra, tai vat iš esmės tu labai gražiai apibūdini, nes tu pasikeiti ir tu esi naujoj vibracijai, naujoj realybėj, kuri pritraukia aplinkui tave dalykus. Tas žmogus, kuris tu buvai ir tas, kuris esi, tau daugiau nebetinka seni dalykai, jie nuo tavęs tiesiog nukrenta, nes tau jie daugiau nebe tavo. Ir tavo aplinka pasikeičia. Ir labai įdomu, žinai, nes mes apie tai kalbam kaip apie tokią gal labiau išmintį, kurią žinome nuo senovės, ar ne? Ir vat, ką aš parsivežiau iš Šveicarijos, buvo tokie moksliniai momentai, kurie įrodo, kad taip yra. Ir mums tik reikia sugrįžti, pasitikėti ir sekti tą liniją. Puikiai. Indre, tu kasdien vedi mokymus klientam. Ir tai man klausimas, ką dabar naujo įtrauksi į savo mokymų programas iš to, kad tu išgirdai, atsivedė, ar kažkaip pasikeis dabar tavo mokymai? Nu, tikriausiai neįmanoma, kad nepasikeistų. Man nebuvo, žinai, dalykai labai nauji, aš daug ką taikau ir žinau. Jau dabar savo mokymuose kartais įdedi meditacijas pas tam tikrus klientus, tai jau klientai tą žino, bet čia klausiu, ką žinai, įdėsi dar? Taip, jeigu aš atsimenu, nuo ko aš pradėjau, nes aš kažkada taip, nelabai man čia atrodė, gal į verslo mokymus neštis tas meditacijas, bet aš labai atsimenu 22 metus, kai aš atėjau į pirmą didesnę auditoriją ir ten nebuvo nei vieno kvėpuojančio žmogaus. Buvo visas štai toksai ir supranti, kad tu net nieko negali ten kalbėti, nes tai atsimuša kaip į sieną, tu turi susirinkti save emociškai, kad tu galėtum klausytis, kas yra sakoma. Tai taip, tai ką aš dabar įtrauksiu į savo mokymus? Man yra tokia mintis, kad turbūt meditacijos reikia daryti dažniau, bet kita vertus, jeigu tu ją iš tikrųjų nori daryti, tai jau tai neturi būti atsitiktinis kažkoks, ar ne, mes tada kaip ir nusprendžiam, kad mes to tikrai norim ir einam į tą gylį. Visų pirmiausia, tai aš labai noriu daugiau praktikuoti pati, nes aš viskas, ką pasakoju savo žmonėm, tai yra tai, ką aš pragyvenau, aš negaliu papasakoti paskaičius knygos, kad taip yra, jeigu aš nejaučiu savo kūnu, kad tai yra tikra ir neturiu to kaip savo išgyventos istorijos ir patyrimo. Tai labai noriu pati praeiti, dar kai kuriuos dalykus užtvirtinti, kuriuos aš patyriau, užsitikrinti ir manau, kad bus daugiau meditacijos tame, ką darau ir lygiai taip pačiai gal turiu daugiau dabar sustiprinimų tam, ką jau ir kalbėjau, paaiškinimų, kaip veikia, nes mums reikia mentališkai suprasti, kaip veikia, nes tada net ir per pačią praktiką tu geriau gali nueiti į tą vietą, į kurią aš tave kviečiu ar veduosi per istoriją kažkokią ir man aiškiau tada, kur nuvesti, o jums aiškiau suprasti, o kodėl man ten eiti ir kaip tai iš tikrųjų veikia. Tai toks turbūt į visas dalis galima suintegruoti. Tai, bet man iš kitos pusės džiugu, kad atsikartoja dalykai. Mano pagrindinė turbūt mokykla yra Tony Robbinso, Robin Madanas training, iš kur aš pasiėmus labai daug savo medžiagos, kurią turiu sujungusi su savo visą patirtim ir su savo asmeniniais patyrimais. Tai va, Joy Dispenza dar yra vienas tas didelis blokas, banga, kur aš taip matau, kad viskas persidengia ir informacija viena kitą papildo. Aš kuo daugiau skaitau, to labiau matau, kad visi autoriai atrodo kalba apie tuos pačius dalykus, bet kiekvienas turi savo skirtingą, įvardinimą, bet ir to, kad kalbama realiai apie tą patį lauką, apie tą pačią informaciją, kuri yra. Kaip tai yra nuostabu, Juste, kaip tai yra nuostabu ir tada tas padeda dar mums priimti skirtingumą, žinai, bet aš sakau, jeigu tobulas kūrinys yra sfera ir 100% sferos sudaro visi skirtingumai, kas yra Žemėje, ar ne? Ir tu matai, vienas į tą pačią temą prieina analitiškai, žinai, čia yra taip ir čia tokie skaičiai ir tokie duomenys. Kitas prieina absoliučiai ezoteriškai ir sako, čia pas mane, žinai, viskas spalvos ir energija. Kitas prieina kažkaip jungdama, žinai, mes visi turim savo, tai mūsų kiekvieno autentiška užduotis atstovėti savo spalvą.
Žinai, vat atpažinti, o apie ką aš kalbu, kokia mano tiesa ir ją įdėti į tą vieną didelį bendrą paveikslą. Ir tada matyti, kad kitur yra kitaip ir gale dienos mes vis tiek susivedam į tą patį. Gale dienos mes vis tiek kalbam apie tą patį ir, žinai, kai Joy kalba apie meditaciją, ir jisai pasakoja apie tą momentą, kai keičiasi tavo bangos, ar ne, iš alfa, jos ten eina į beta ir teta, ir paskui ten tas gama siekimybė yra, bet jisai sako, tu turi peržengti savo analitinį protą. Visas tas saldus momentas, kurio laukia, yra, kai tu paleidi savo analitinį protą ir leidi širdimi pajausti dalykus ir juos priimti. Tai aš galvoju apie tos žmonės, kurie yra labai analitiški, žinai, kurie turi labai aštrų analitinį protą ir jie netiki niekuo, kas ten, žinai, nėra. Ir bet kuriuo atveju mes susitinkam kažkurioje vietoje, dar ten gal sunku yra labai analitiškai paaiškinti daug dalykų, bet mes jau labai labai toli pasistumėję. Ir kita vertus, žinai, kai tu turi patirtį, tai tau nebereikia daugiau tiek analitiško, tau nereikia tikėti, nes tu turi tai kaip įkūnį tą patirtį. Jau pats turi savo kūnų patyrimą, tai jau pradedi tikėti. Jungas sakė, žinai, aš netikiu, aš dabar jau žinau, aš anksčiau sakydavau, kad tikiu, dabar sako, aš jau netikiu, dabar aš jau žinau. Taip. Tas mūsų laikas beprotiškai greitai bėga, atrodo, ką tik pradėjom kalbėti, o jau jisai išsenka. Gavome iš Airidos klausimą, kuris, manau, labai puikiai tiks pabaigai. Tai klausia Airida, Indrė, kuri mintis buvo tau svarbiausia, ką išgirdai, kaip labiausiai sau surezonavusią? Tai pagalvok ir... Gerai, tai... Ačiū Airida už klausimą, žinai, aš prisirašiau 50 lapų, tai dabar viską nuskanuoju ir pasakysiu antrą vietą ir paskui pasakysiu pirmą. Antra vieta yra ta, ką jau minėjau šiandien per podcastą, per mūsų tinklalaidę, kad tavo mintis bandyti sugalvoti iš desperacijos, ar ne, o tos mintis, jos tavo smegenis įveda į chaotiškumą, ne į rezonansą, ne į švelnų ir gražų bangavimą, kurio tu nori, bet į didelį chaosą. Ir tada tokia mintis, kuri mane užinkaruoja tai prisiminti, yra, jeigu tu savo kūne dabar jauti blogas emocijas, išgyvenimo emocijas, ar ne, stresą, baimę, pyktį, tai tu nesi dabartyje. Jeigu tu jauti tą, ką tu nenori jausti, tu nesi dabartyje. Tu esi savo fokusu ir energiją kažkur kitur. Tai grįžk. Čia turbūt būtų ta, kuri leidžia taip pakankamai greitai diagnozuotis ir atkreipti dėmesį, ką darai su savim. Tai čia antra buvo mintis. Čia buvo pirma. Pirma, tai, kad tavo bloga mintis tave išveda iš chaoso ir kad tu tai atpažinsi su žinodamas tai, kad jei blogai jautiesi, tu nesi dabartyje. Eik medituoti. O jeigu neturi laiko, tai medituok dvigubai ilgiau ir tada bus geriau. Keisk ką nors, jeigu neturi laiko, keisk ką nors, nes, žinai, gale dienos tu vedi save į kažkokią tai prarąją, tai iki kur, iki perdegimo, iki kur tu save vedi, žinai, tai mes patysgi turim savim rūpintis. Tai ačiū Indrė, ačiū, kad buvai, ačiū, kad pasidalinai savo įspūdžiais, savo patirtimi, savo požiūriu, kampu ir ačiū mūsų klausytojams, tinklalaidės žmogiškai žiūrovams ir pasimatysim su Indrė mokymuose, o su klausytojais kitose podcastuose. Tai ačiū ir iki greito. Ačiū, Ista, tau. Geros ateities. Ačiū, kad buvai kartu su Triple O Consulting ir mano kuriama tinklalaidė žmogiškai. Mūsų įrašus gali klausyti visose tinklalaidžių platformose. Atmink žmogiškai ir niekaip kitaip.